Taigi sveiki visi žiūrintis, sveikinamės iš Šiaulių teniso akademijos, trečioji Made in Šiauliai tinklalaidė, kurioje trečiasis mūsų svečias yra 19-metis šiaulietis, pirmoji Lietuvos teniso raketė Vilius Gaubas. Sveikas Viliau. Sveikas. Kaip tu laikais? Gerai, ačiū, kad pasikvietėt, labai malonu. Malonu turėti tokį svečią čia šalia mūsų. Tai Viliau, bazuojame Šiaulių teniso akademijoje, grįžai, kaip pats minėjai, praeitą penktadienį, tai kaip tavo laikas grįžus į Šiaulius? Visada labai gera grįžti, buvau grįžęs iš pradžių į Vilnių, bet grįžus čia į Šiaulius, ypač dabar atėjus į tą Šiaulių teniso akademiją, tai geri prisiminimai, geras jausmas tikrai, tai labai džiaugiuosi. Tai jo, mes randamės, kaip ir sakiau prieš tai, Šiaulių teniso akademijai. Čia toks bokštelis, iš kurio galima analizuoti visus 4 kortus. Ar yra tekę pačiam čia kažkokią analizę atlikinėti? Gal analizų ne, bet atsimenu, kad su draugais, kai būdavo varžybos, visą laiką čia užkildom, visus mačus žiūrėdom, juokaudom, valgydavom, viską darydom kartu. Tai jo, tokie geri prisiminimai iš karto. Tai čia šitoje akademijai esu matęs, kad turi nuotraukas su Richardu Berankiu, dar kai pats buvai mažylis. Tai čia šitoje akademijoje viskas vyko, ar ne? Nuotrauka ne, ten buvo Šiaulių arenai viskas vyko, bet aš užaugau čia nuo 3,5 metų, aš čia treniravausi. Čia buvo mano pirmi tie turnyrai, pirmi taškai, tai visada geri prisiminimai. Tai Šiaulius dabar, ne Šiaulius, Lietuvą grįžai savaitį laiko, taip? Savaitį, taip. Tai kada išvyksti? Jau išvykstu sekmadienį ryte. Skrydis į Ispaniją atgal ruoštis sezonai. Tai bus, reikia atsidžiaugti atostogom paskutiniam dienom, nes paskui bus daug darbų. Tai per šventės treniruosies? Per šventės jo treniruosies, bet grįšiu čia irgi 3 dienas pabūsiu, kad su šeima kalėdas atšvęsti, kaip atšvęsti, pavalgyti vakarienę, kaip sakoma, gerai, o paskui jau vėl grįšiu atgal. Tai kur ten bazuojas Ispanijai? Alicantė, Alicantė jau turbūt bus 5 metai dabar, tai jau ilgokai. Prieš tai buvo Portugalijoje, dabar Ispanija. Tai kaip tas adaptavimasis iš Portugalijos į Ispaniją ir ten vienas skrendi, ar su šeimos nariais, ar su draugais? Dažniausiai su mama. Kartais ir tėtis atskrenda, kartais ir visa kita šeimynos dalis atskrenda, bet tas adaptavimasis iš Portugalijos į Ispaniją tai labai paprastas, manau, buvo, nes kalbos skirtumas nėra didelis, ypač iš Portugalų į Ispanų nėra labai sunku. Turbūt buvo sunkiau iš Lietuvos į Portugaliją, kai dar mažas buvau, tai daug sunkiau buvo tada negu į Ispaniją. Tai jau laisvai šneki ispaniškai? Nu, galima sakyti, kad taip. Tai su vietiniais susikalbi? Nu taip. Drąsos kartais trūksta, bet šiaip jo. Nu, bet čia su laiku. Jo. Tai Viliau, apie Portugalijas, Ispanijas, apie turnyrus pakalbėsime šiek tiek vėliau. Bet dabar pakalbėsim, nuo ko viskas ir prasidėjo. Tai ar pameni, kai pirmą kartą teko paimti teniso ranketę į savo rankas ir... Tokio gal tikslaus prisiminimo ne, bet atsimenu, kad anksčiau būdavo čia vietoj hardo dangos būdavo kilimas. Ir atsimenu, kad tas kilimas toks oranžinis būdavo ir mes lakstydom čia ir žaisdavom su tokiom plasmasiniam raketėm ir tokiais kamuoliais kaip kempinė. Ir atsimenu, kai treneriai nematydavo, mes kartais į tą kamuolį, į tą raketę biškį padroždavom, kad blogiau atšokti ir taip. Tai šitą tokį prisimenu, gal čia buvo kokie 6 metai kažkas. Tai čia tos vaikiškos raketės, ne? Nes aš kaip mačiau dabar irgi, padelį šiek tiek dabar sportuoju, apie padelį irgi norėsiu pakalbėti. Tai irgi mačiau yra tokie minkšti kamuoliukai, su vaikiška raketė jie treniruojasi. Taip, tai mes tas kamuolis biškį padroždavom, kad blogiau šoktų. Tai tuo metu ir susižavėjai šią sporto šaką, taip? Nu taip, prasidėjo viskas turbūt nuo tėvų, nes tėvai pradėjo žaisti tą tenisą mėgėjiškai ir lankyti tas treniruotės. Ir kad kai jau suėjo tiek metų, kad galėčiau eiti kaip į būrelį, tai nuvedė ir turbūt, jo, aš ten gal šiek tiek bandžiau kitų sporto šakų, bet labai mažai, tai nuo to laiko iki dabar užsilikau lauko tenise. Tai tėvų įtaka, taip?
Tai važiuodavai kartu į gal kažkokias rungtynės tėvų ar varžybas, treniruotės ir kažkiek vis tiek augant įsiskiepijo pas tave? Nu taip, teko kažkiek ir su tėvais turbūt į tas varžybas, bet sulaukus ten 7 metų gavosi taip, kad viskas apsikeitė, jie važinėjo su manimi varžybas. O Viliau, kada pas tave gyvenime vyko tas lūžis, kai supratai, kad iš to mėgėjiško teniso žaidimo supratai, kad gali tapti ir lipti į tą profesionalų lygį? Tai aš sakyčiau, kai suėjo 9 metai liktais, kad... Tai čia su ta nuotrauka gal, su berankiu? Nu, ten gal 7 metai buvo, bet taip, ten jau po biškį supratau, kad aš tobulėjau ir, gal aš ne kiek aš supratau, nes man labai mažai metų buvo, bet treneriai, tėvai, buvo atvažiavęs toks graikas čia į stovyklą, tai ir graikas pastebėjo, kad galiu žaisti, tik tais reikėjo ten tokių techniškų pakoregavimų, tai kai išvažiavome į Portugaliją turbūt nuo 9 metų, tada ir supratom, kad aš labai noriu ir tėvai nori, kad sieksim to profesionalaus lygio. O su kokiais sunkumais tenka sudurti augant šioje sporto šakoje ir kaip ir pats minėjai, ar dažnai atvyksta tie skautai visokie, kaip graikai, į tokį miestą kaip Šiauliai, į teniso akademijas Lietuvoje, stebėti tuos jaunus žaidėjus? Aš manau, kad sunkiausia yra tai, kad tu turbūt labai daug metų žaidi nuo pat mažens tą sportą ir nežinai, ar tau pasiseks ar ne, turbūt finansiškai labai sunku irgi, jeigu tu į užsienį išvažiuoji treniruotis, labai brangu ir stengiasi, darai viską, ką gali, bet nėra garantuota, kad tu iš to uždirbsi ar gerai gyvensi. Tai manau, čia sunkiausia, nes tu žaidi, stengiasi, o nežinai, kas bus. Gali būti, kad nepasiseks, gali būti, kad kokia nors trauma ar kokių nors kitokių bėdų. Tai man gal toks sunkiausias dalykas buvo, o dėl tų skautų, tai tenise nelabai daug yra, nebent ten labai anksti iškyli į aukštą labai lygį, ten juniorose, jauniuose iki 18 metų, ten jeigu labai gerai užžaidi, gerus rezultatus rodai, tada tikrai ten yra tų tokių skautų, kurie rėmėjų, kurie tave, kaip sakoma, pagauna ir bando prisiaukinti, bet nesakyčiau, kad daug yra labai. Tai vat kaip ir pats sakei, kad tiek finansiškai tenisas yra brangus sportas ir užsiminėjai apie tos rėmėjus, tai kaip augant prisitraukti tų rėmėjų jaunam, ypač sportininkui? Čia turbūt pačiam kaip sportininkui, tai sakyčiau, kad beveik neįmanoma, nes tos dalykus turi dirbti, nežinau, ar tėvai, arba vadybininkas. Manau, šitam sporte labai sunkus dalykas, ypač jaunam, kaip sakai, kad augant labai sunkus dalykas ir tos dalykus turi valdyti arba, sakau, vadybininkas, tėvai arba dar kažkas, tai čia sunkiausia, manau, dalis tam sporte. Tai kaip ir minėjai, mama dažniausiai nesu tavim vyksta visur. Taip. Ir praėjusią savaitę pats buvai tinklalaidėj, ar ne, šią savaitę čia buvai, ne? Šią savaitę. Užsiminei, kad mama yra tavo vadybininkė. Tai taip. Kaip mamai yra sudėtinga atlikti visus tos darbus, vadybos darbus, keliauti su tavim iš tavo pusės? Tavo nuožiūra? Iš mano pusės tai man atrodo, kad labai sunkus darbas, net turbūt sunku žodžiais apibūdinti, nes vis tiek aš su ja keliaujam, galima pasakyti, nuo 8-9 metų ir visur kartu, tai jai net, sakau, sunku apibūdinti žodžiais, kaip sunku, nes daug kom apsiema, aišku, dabar treneriai labai padeda, bet tikrai sunkus darbas, čia sunku paaiškinti. Tai kaip ir minėjai, 9 metų išvykai į Portugaliją. Tai koks jausmas čia antroji, trečioji klasė? Ne, kada čia trečia, ketvirta klasė? Taip, trečia, ketvirta klasė. Trečioji, ketvirtoji klasė, jaunuolis iš Šiaulių išvyksta į Portugaliją, siekti aukštumų, tai vis tiek kažkokius pirmus įspūdžius išvykus ten į Portugaliją tu atsimeni, kaip tu tuo metu jauteisi ir ką mąstei? Taip, aš atsimenu, kad pirmą kartą išvažiavom 2 savaitėm ir ten aš visiškai anglų kalbos nemokėjau, mama bandė padėti ir toks buvo įspūdis, kad ir nemokėdamas kalbos, ten tas treneris labai geranoriškai padėjo.
Ir net taip akis sužibėjo ir aš ten norėjau, atrodo, ilgam pasilikti. Tik tai atsirado paskui sunkumų, tokių psichologinių, kad čia, atrodo, draugai eina į lauką, čia mokykla eina, susitinka, o aš čia būnu ir treniruojasi kitoj šaly. Bet labai didelis noras buvo ir mano labai didelis noras, ir tėvų. Tai viskas susidėjo į vieną ir dėl to taip gavosi. Tai vat, Viliau, kaip ir pats sakei, norisi ir su draugais išeiti, ir kažkokių kitų hobių veiklų nuveikti. Tu 9 metų išvyksti ir pastoviai tą rutiną, nes sportas, treniruotės, tai kaip išlaikei tą visą rutiną, treniravimosi režimą ir kaip nenustumėjai to viso sporto į šalį? Čia aš turbūt kartais irgi savęs to klausimo paklausiu, nes nežinau, kaip iš tikrųjų 9 metų būdamas 10 turbūt pagrindinis dalykas, kurio noriu, tai praleisti smagiai laiką su draugais, susitikti. Bet nežinau, tie sunkumai turbūt labai padėjo tėvai, artimi žmonės, kai būdavo sunku, nes vis tiek tokio amžiaus vaikas sunku labai išlaikyti tokią liniją ir dabar net sunku, kad pastoviai užmotyvuotas būti. Tai čia turbūt, sakau, tėvų pagalba, vis tiek aš grįždavau į tą Lietuvą, čia kai grįždavau smagiai laiką praleisdavau, tai toks būdavo daugmaž balansas, o kai būdavo visiškai jau krizė, kad jau nebenoriu žaisti to sportą, atrodo jau viskas nebegaliu, tai labiau pagalba iš artimų būdavo, palaikydavo. Kokia veikla ta buvo, kokie hobiai be teniso, ką su draugais mėgau veikti, ar tai futbolas, krepšinis, ar tai filmai pasižiūrėti, ar tai tiesiog linksmai praleisti? Pagrinde būdavo dviračiai, atsimenu, visur su dviračiais važiuodavau. Čia tie MTB kalniniai ar BMX-ai? Taip, tai buvo MTB era ir buvo, atsimenu, BMX era. Bet kai supratau, kad nebegaliu aš tokių dalykų daryti, nes pavojinga, draugai kažkiek buvo susitraumavę, kai pamačiau, kad ne, aš negaliu to daryti, tai biškiai apmažinau, bet pagrindė buvo jo dviračiai, nežinau, žiemą eidom į lauką, į miškus, ten daug ką darydom, tam pačiam, tose pačiose Salduvės trasose. Tai va, norėjau klausti, kad Salduvės trasos visos jau buvo išvažinėtos. Taip, tai ten Salduvės trasas buvo pagrindinės mūsų veiklas, labai smagu būdavo. Tai Viliau, gal pereikim prie tavo kasdienybės ir treniruočių režimo. Tai ar vyksta kažkokios tavo varžovo analizės? Ar prisėdat su treneriu ir analizuojat savo varžovo žaidimą prieš varžybas? Kažkiek taip. Būna dienų, kad tu pirmiau laimi savo mačą negu tavo varžovas. Ir būna, kad tenka pažiūrėti savo varžovo mačus. Tai tada galiu analizuoti, bet tenisas toks sportas, kur kiekvieną savaitę yra turnyras arba varžybos ir jau challengerėse lygi kartojasi varžovai, visada tie patys daugmaž, tai jau daugmaž žinai, ypač treneris labai daug patirties turi, daug žaidėjų žino, tai ta analizė nebūna tokia labai ilga. Ten dieną prieš arba tą pačią dieną prieš mačą pakalbam, kokios galėtų varžovo stiprios vietos būti, kokios silpnos vietos galėtų būti, kur jisai turbūt bėga greičiau, ar į priekį, ar į šoną, ar servuoja blogiau antrą servą, ar pirmą servą, kaip priminėja, tokius dalykus daugmaž apkalbam. Bet pagrindinės svarbiausias dalykas susikaupti ant savo tikslų, kaip žaisi, ką galvosi, kaip nusiteikęs įeisi. Pirmą turi galvoti apie save, o paskui jau kaip varžovas, eigoje matysi, kaip varžovas žaidžia, kokios silpnos vietos stiprios. O tavo treneris ispanas, ar ne? Taip. Tai kaip su juo įvyko ta pirmoji pažintis, kiek jūs jau laiką kartu dirbat? Dabar jau antras sezonas, kai pilnai atidirbam, tai ta pažintis irgi tokia buvo įdomi, nes aš po Portugalijos, kai Ispanijoje atvažiavau, man buvo, dabar bijau pameluoti, gal 14 ar 15 metų, taip. Pradėjau dirbti su tokiu treneriu ir tas treneris labai gerai pažinojo dabartinį mano trenerį. Tai ten po metų laiko treniravimasi gavosi taip, kad tas treneris prieš tai, kur buvo, suorganizavo treniruotę man su dabartiniu treneriu, jis tuomet buvo dar turbūt top 100 žaidėjas. Jis tuo metu dar... Tuo metu dar jo žaidė, nebaigė savo karjeros, tai atsimenu, labai daug streso buvo, bijojau žaisti su juo, treniruotis, ten labai įsitempęs buvau, bet labai nustebino, kad jis labai toks paprastas, nesusireikšminęs, nesužvaigždėjęs,
Tai jo ta pirma pažintis tokia ir buvo, paskui daugiau kartų jau treniravomės, o eigoje jis jau baigė savo karjerą, nu ir paskui taip gavosi. Tai 2 sezonai praėjo, 3 sezonas su to pačiu treneriu bus? Taip, tai kol kas sutarta žodžiu, kad jo dar dirbsime toliau, dabar bus sezono pasirašymas, tai stengsimės dirbti ant įvairių dalykų, kurių turbūt trūko šį sezoną, tai tie patys treneriai, ta pati komanda, tik tiek, kad nuo praeitų metų prisidėjo dar dietologas. Tai daugiau viskas taip pat. Jo, tai vat, dar norėjau pasiklausti, vis tiek, krepšinėje su treneriais pasirašomi kontraktai, sutartis, keliami tikslai, ambicijos, futbole tas pats. Kaip vyksta tos dėrybos tenise, kai tu esi individualus sportininkas ir tau reikia sukomunikuoti su savo treneriu? Ar tai treneris iškelia savo tikslus, ar tu pats iškeli savo tikslus, ambicijas? Kaip vyksta visos tos dėrybos ir kaip tai vyksta? Tai tikslai, manau, visur turbūt yra ir manau jie būtini, nes ypač iš trenerio pusės vis tiek pradedi dirbti su nauju žaidėju ir tu daugmaž žinai savo tikslus, o ir žaidėjas turi turėti savo tikslus ir jeigu tie tikslai daugmaž sutampa, manai, kad treneris mano, kad gali padėti žaidėjui, o žaidėjas mano, kad jis gali tau padėti, tai jeigu taip sutampa, tai ir pradedi dirbti. Tik aišku, priklauso ten, kiti pasirašo kontraktus, kiti žodžių susitarė, kiti dar kitaip, tai čia jau kaip kas, bet tie tikslai tai manau būtini, ambicijos, kaip sakai. O kaip manai, kuo skiriasi tavo Portugalas treneris ir Ispanas? Kokios jų stipriosios savybės skiriasi? Manau, kad Portugalijai, kai buvau treneris, labiau, sakyčiau, žiūri į techniką, ten, kad nebūtų jokių techniškų nesklandumų, kai muši kamuolį iš abiejų pusių, iš kairės, iš dešinės, servuojant ir prie tinklo žaidžiant, tai labiau techniškai labai svarbu jam buvo tas dalykas. O dabartinis ir aplamai Ispanijai, tai labai mažai žiūrima turbūt į techniškus dalykus, labai žiūrima į žaidybinius tokius dalykus, ten taktika, ten fiziškai labai svarbu stipriam būti ištvermiai, tai, o dabartinis treneris tai mažiau, sakyčiau, šiek tiek mažiau į techniką žiūri, o į taktiką, ten į fizinį būklę, tokius dalykus labiau fokusuojasi. O skiriasi, pavyzdžiui, treniruotės, kai nevyksta turnyrai ir jau kai savaitę iki turnyro jau kažkas keičiama, ar ta pati rutina treniruočių išlaikoma? Sakyčiau, kad daugmaž ta pati rutina, nebent tu prieš turnyrą pasijauti šiek tiek gal pavargęs, gal nesijauti toks, gal daugiau streso pats turėti, tada pasikalbi su treneriais, kad aš toks ir toks, jaučiuos paviškai pavargęs, ten daugiau streso turiu, tai tada biškai mažiau treniruojamas, ten mažiau valandų gal, bet daugmaž ta pati rutina, tik tais jau turnyro metu visiškai kitaip, viskas vyksta. Taip pats buvai minėjęs, kad turi dietologą, taip? Taip. Palauk, aš dabar pasitikslinsiu, dietologas valgyt gamina ar ne? Ar jis tik parašė programą? Ne, jis tik parašė man visą mitybos planą. Tai ar tenka kokį burgeriuką, piciutai iššaudyti? Aišku, tenka. Tai cheat day. Būna, tai dabar vasarą, rugpjūčio gale, kai laimėjau savo pirmą tą Challenger lygio turnyrą, tai atsimenu, labai vėlai grįžom iš to teniso klubo, ten apie 11:30, niekas beveik nebedirbo. Ir mes vienintelė vieta šalia, dar mažas miestelis, vienintelė vieta šalia, kuri dirbo, tai buvo burgerinė. Tai mes nuėjom, atsimenu, pavalgėm burgerių. Ir dar nuotrauką nusintėm dietologui su fizinė trenerė. Tai toks... Linkėjimai tokie. Jo, geras, toks buvo geras prisiminimas. O dabar irgi prašyčiau tavęs rekomendacijų. Aš kaip irgi sportuojantis ir futbolą žaidžiu, turiu dietologą irgi, pats jau žinai kažkokių receptukų, ką siūlytum man sveikai pavalgyti prieš rungtynes arba šiaip savaitės eigoje. Pietum ką dažniausiai valgai? Pietum tai įvairiai labai priklauso. Turi būtinai būti ir angliavandeniai, baltymų šaltinis ir turi būti būtinai salotas. Tai tie 3 pagrindiniai dalykai, aš jais remiuosi, o paskui jau tas receptus daugmaž keiti, bandai kažką improvizuoti, nes tą patį valgyti, ten tuos baltus ryžius be padažo jokio ir ten salotas be nieko ir mėsą sausą, tai biški atsibosta, bet gali keisti. Tai svarbiausia valgyti tiek, kiek išdegini, ne daugiau ir ne mažiau, nes
tas balansas svarbiausia. Ten jeigu kažkiek nesveikiau pavalgai, tai nieko tokio, bet sakyčiau, jeigu tokia kaip patarimą duoti, tai sakau, nei daugiau, nei mažiau valgyti, negu ką išdegini. Viliau, top 3 tavo, nebūtinai tavo gaminami, bet top 3. Mano mamos gaminami patiekalai. Top 3, tai kokie? Sakyčiau, dabar atsimenu vaikystėje, kai mažas buvau, valgydam labai dažnai šeimoje, labai mėgdavau manų košę. Ir aš galvau, kad nėra labai sveika. Ir pakalbėjau su dietologu, kad viskas gerai su ta mano košė, tik tai aišku, to cukrus nereikia labai daug dėti. Tai... Čia sužinojai maždaug po 10 metų, ne? Taip, tai toks atsigavimo jausmas buvo, kai pradėjau, vienas iš to top 3, sakyčiau, mano košė dabar, kai pusryčiams galiu valgyti, tai toks... Su cinamonu ar su uogiene? Su cinamonu. Ir uogiene, ir su riešutais, ir su viskuo. Tai tas net kartais einant miegoti vakare galvoju, kaip aš valgysiu tą manų košę ryte. Tai toliau makaronai. Man top 1 mėgstamiausias maistas yra makaronai. Su kuo jas valgai? Labiausiai, skaniausiai? Jeigu taip nesveikiau, tai turbūt yra tas carbonara padažas, tai grietinėlė, kumpis. Labai sunkus maistas, bet labai patinka. O dar vienas į tą top 3, sakyčiau, sriubos, gal šaltibarščiai kokie. Nu, čia jau tas tradicinis Lietuvos. Nes vis tiek pasilgsiu už tą maistą Lietuvos. O, pavyzdžiui, iš Šiaulių, kadangi jau esi šiaulietis, made in Šiauliai, kur Šiauliuose pats dažniausiai grįžęs užkandžiauji, jeigu užsukant į kokį restoraną ar kavinę? Geras klausimas, nes visada, kai grįžtu, visada dažniausiai ar pas močiutę, ar pas tetą, pas krikštą mamą, tai atsimenu, kažkada labai skaniai pavalgiau Žemaičio, gali būti. Žemaitis, prie viešbučio Šiaulių, ne? Taip, ir dar atsimenu Medžiotojų viešbutį, yra kavinė. Ai, čia už... Čia, taip, jo, ir ten tikrai irgi labai skaniai valgydavom, atsimenu, tai gal ten, nežinau, gal pasikeitė per tą laiką. Viliau, tenisas reikalauja daug kelionių į įvairius turnyrus, tai kaip pavyksta subalansuoti kasdienį gyvenimą ir nuolatinius atstumus? Sunku suderinti viską, nes nuovargis dažnai būna, ypač dažnai būna, kad jeigu praloši turnyrę vakare, tarkim, turi greitai važiuoti į viešbutį, susipakuoti, greitai važiuoti naktį į oro uostą, per naktį keliauti, nemiegi, paskui tą maistą sunku susiderinti, tą dietą, kaip sakoma, kad sveikai pavalgyti, tai nėra lengva, bet tuo pačiu metu, kai pagalvoji, kad čia tavo pasirinkimas, tavo kaip darbas, tu dėl to gyveni, bandai mėgautis, tai tokios mintis, manau, viską palengvina, tos sunkumus. Bet jo, ypač sezono gale, turbūt sunkiausias dalykas yra visos tos kelionės ir tas pats dalykas pastoviai, kad čia vėl kelionė, čia vėl turnyras, čia vėl treniruotės, čia vėl fizinė treniruotės, tai toks ir tas pats maistas visada, norisi kažką kitą, bet tokios pozityvios mintis visada gelbėja. Esi skaičiavęs, kiek kelionių šiais metais padaręs skrydžių? Ne, bet labai norėčiau sužinoti iš tikrųjų, nes tikrai buvo daug. Įsivaizduoji maždaug, kiek galėtų tai būti skrydžių? Tikrai neįsivaizduoju, bet tikrai daug buvo. O kur egzotiškiausia šalis buvo, kur vyko teniso šiais metais turbūt turnyras? Dabar metų gale buvau Pietų Amerikoje. Tai... Pirmas kartas buvo? Jo, ne. Praeitais metais irgi buvau Argentinoje, bet šiais metais į tokios buvau Ekvadore, Peru ir Urugvajoje. Tai Ekvadore, kad ir nebuvo, ten neaplankiau nieko, nes neleido, labai pavojinga, neleido iš viešbučio eiti, tai kad ir neleido iš viešbučio, bet sakyčiau, tokia egzotiškiausia buvo šalis, nes su tokia baimė, jinai atrodo, niekada nėra tai buvę, tai gal dėl to sakyčiau, Ekvadoras turbūt egzotiškiausia šalis. O kurioje šalyje, kai žaidėjai, buvo pilniausios tribūnos? Tai Argentinai. Praeitais metais, kai žaidžiau, čia buvo už Lietuvos rinktinę, Daviso taurėje, tai atsimenu,
atėjau į tą mačą ir ten Argentinoje tos skanduotės, ten nežinau, kokie 15 tų skanduočių ir visi vienodai šaukė, rėkė, švilpė, suko tas marškinėlius. Tai kai atėjau mačą, atsimenu, turbūt pirmo to seto aš negaliu atsiminti, visiškai negaliu atsiminti, nes buvo šurpuliukai, tiesiog ta atmosfera, 5000 žmonių, visi skanduoja tą patį, tai buvo nerealu. Pirmą setą net neatsimenu, o paskui jau kai įsivažiavau, tada buvo jau labai geras jausmas, jau mėgaujusi. Tai tiesiog tai buvo toks įpratimas į antrą setą, tą pirmą setą pamiršimas, ar pats kažkaip stengiai susidoroti su savo mintim ir tiesiog priprast, Viliau, čia viskas okei, davai, judam. Tai jo, tas antras labiau variantas, nes kartais negali kontroliuoti net tų minčių ir ypač kai nesi patyręs tokių tiek žiūrovų, tai kai negali kontroliuoti, tas automatiškai gaunasi, kad pamiršti, ten nesusikaupi savo tikslus, ką reikia daryti, o paskui po biškį ir komanda padėjo, ir kapitonas, kad reikia po biškį žingsnis po žingsnio galvoti, ką aš čia galiu, kaip čia po biškį galiu žaisti, ką galvoti, ar ten susikaupti kojų darbą tiesiog, kad jokių pašalinių minčių nebūtų. Tai tokius smulkius dalykus, kai pradedi galvoti ir po biškį grįžti į savo žaidimą ir tokia kaip į zoną tokia. Tai va, kaip ir sakei, Daviso taurėje buvo į Lietuvos rinktinę. Tai kiek aplamai jūsų, tarkime, Argentina ten vyksta tiek žaidėjų, tiek su stafo narių, administracijos, treneriai? Priklauso, į tolimą šalį, kai keliavome į Argentiną, tai mūsų nebuvo labai daug. Komandos narių buvo ar 5 ar 4. Ten ir iš stafo panašiai, ar 3 ar 4. O dabar, kai buvome Kroatijoje, tarkime, arba buvo Vilniuje, tai tikrai labai daug. Net negaliu pasakyti skaičiaus, nes ten ir socialinių tinklų ten apsiema visą komandą. Ten, jo. Tai o ten į tolimą šalis, kai važiuojame, tai tos pagrindinius, kur svarbiausius išsivežame. Tai jo, tiek ir tų narių. O kaip šiaip atmosfera ir ar dažnai tenka susitikti su kitais Lietuvos rinktinės žaidėjais, ar susitinka tik tais tada, kai vyksta visokios stovyklos prieš turnyrus? Tenka susitikti tik su vienu nariu, tai su Edu Butvilu, nes mes ten pat treniruojamės, galima sakyti, tam pačiam mieste. A, jis irgi Alikantė? Taip, jis irgi Alikantė. Linkėjimai Edui. Tai vat, su juo labai dažnai tenka susitikti ir ne tik teniso korte, ir šiaip laisvalaikiu, ten šeštadienį, sekmadienį, kai laisvos dienos arba per kompiuterį pageiminam. Ką geimini dažniausiai? Counter Strike'as. Pagrindė Counter Strike'as, anksčiau žaisdavau LoL'ą, bet tai labai priklausomybę kelintis žaidimas. Koks rankas, ar Faceit'e lošia? Faceit'e, tai ten mes lengvai gal trečias, antras kartais, tai... Bet žaidžiam dėl to, nes labai smagu ten su draugais. Tai dėl tų narių susitikimo, tai būna, kad buvo ir su Berankiu šiais metais porą kartų buvome susitikę turnyruose, o daugiau tai iš tų visų narių tai tik su Edu. Tenka susitikti, o paskui tai jau tik tais rinktinė, kai visi kartu susirenkame ir iškeliaujame arba būname vietoje, čia Lietuvoje. Aš grįšiu dar prie geiminimo, nes patys žavė šis dalykas, ypač Counter Strike'as, tai dviese žaidžiat ar susijungėt su Lietuvos dar draugais ir lošėt 5 prieš 5? Būna su Lietuvos, būna ir užsieniečių, Latvių, bet ten yra teniso bendruomenė. Ai, tai čia su teniso, o su vietiniais šviliečiais, bičeliais? Dabar biški apmažėjo, nes baigėsi mokyklą, visi išvažiavo, kai kurie studijuoti, kai kurie į Olandiją, kai kurie Vilniuje, kai kurie Kaune, kai kurie į armiją. Tai nebesigauna taip, bet kai buvo vietoje, tai tikrai daug labai vakarų buvo praleista Discord'e, ten 5 prieš 5 net būdavo tokių, kai susirinkdavome 10 mūsų, kiti net nebetilpdavo, laukdavo eilėj, tai labai smagu būdavo, o dabar tai biški mūsų mažiau, bet teniso bendruomenė irgi turim savo grupę. Tai pažaidžiam, ypač laisvalaikiu, biški atsijungti nuo to sporto minčių, tos rutinos. Jo, tas yra visą laiką. Manau, irgi labai svarbu, kad ir būtų geiminimas ar kažkoks kitas hobis, manau,
kažkiek tikrai svarbu. Jo, tai tas automatiškai nukreipia mintis Taip, visai taip. kitur ir laisvas protas. Taip, nebent jau ten pradedi praleidinėti tas treniruotis vien dėl keimenimo. Viliau, pats esi žaidęs jau už rinktinę ir Vilniui, taip? Taip. Tai prie savo fanų, savoje šalyje, žaisti už Lietuvos rinktinę, kas pas tave tenais verda? Sunku apibūdinti, ypač atsimenu pirmas mačas. Turbūt dar dėl to, nes nesu labai daug tų mačų sužaidęs, kaip tarkime Richardas, labai daug patyręs, ar Laurinas Grigelis, ir Lukas Mugevičius, kurie rinktinę vesdavo į priekį, tai tokios patirties neturėjau, tai atsimenu, pirmi mačai labai sunku buvo, labai daug streso, net negalėjau savo žaidimo žaisti turbūt, tokio, kokio aš noriu ir galiu, tai dėl to buvo nelengva susitvarkyti, nes daug sunkiau negu paprastuose varžybose. Yeah. Tai atsimenu, pirmas mačas sunku buvo tikrai psichologiškai, bet atsimenu, kai buvo lemiamas mačas čia Vilniuje, tai kažkaip lengviau susitvarkiau su ta tokiu stresu, nes ir komanda labai palaikė. Tokia atmosfera susidėjo, kad visi mane čia palaiko ir aš galvoju, gerai, aš ateisiu į kortą, pasimėgusiu, bandysiu savo žaidimą žaisti, galvosiu apie ką reikia daryti ir toliau kaip bus, nebegalvosiu apie rezultatą. Ir tas automatiškai labai padėjo. Jo, tas palaikymas, atmosfera rūbiniai, sakyčiau, vis laik yra vienas svarbiausių dalykų. Vienas svarbiausių, jeigu nesvarbiausių. Nuima visą tą spaudimą, atsipalaiduoji, viskas daug lengviau. Pilnai sutinku, taip. Bet kaip tau su tuo spaudimu, kai tu jau 19 metų esi pirmoji Lietuvos teniso raketė? Su tuo spaudimu tikrai nėra lengva, bet yra savo būdų, kaip bandai numalšinti tą spaudimą ar tiesiog išnaikinti jį, tai nežinau, nėra lengva, bet stengiuosi su to kovoti, nors jo, nėra lengva. Tai Viliau, gal pameni, kokia buvo tavo pirmoji tarptautinė pergalė, kažkur užsienį išvykusi, ar tai jaunimo amžiuose, kaip jūs sakyti, junior visokios lygos yra? Man turbūt labiausiai toks prisiminimas tai buvo Latvijoje, kada pirmos varžybos į užsienį išvažiavus. Kad, nors ir buvo tai Latvija, bet ten atsimenu, negaliu pasakyti, ar U12, greičiausiai, kad U12 metų. Tai va ten atsimenu, buvo toks mačas, kad kažkodėl puikiai dar atsimenu viduj, Latvijoje, žaidžiau prieš tokį Latviją 3 valandas ar 3,5 ir atsimenu, labai ilgas mačas, labai daug nervų, anksčiau būdavau labiau psichuotas, tai labai atsimenu tave. Nes buvo labai sunku, bet paskui po to mačo labai daug džiaugsmo ir su tėvais ir pačiam. Ir tai toks Latvijai turbūt pirmas prisiminimas buvo. O yra išvažiavusi į užsienį kažkas kitokio, ką tu atsimintum būtent ar pastebėjai, ko nebūdavo Lietuvoje, tarkim, turnyro metu? Turnyro metu, sakyčiau, toks gal už korto profesionalumas, nes užsienį, tas sportas jau labiau turbūt, gal neišsivystęs, bet jo daug daugiau ir labai daug specialistų, labai daug profesionalių žmonių. Tai išvažiavęs į užsienį supranti, kad labai žiūrima ne tik korte profesionaliai, bet svarbu labai, kad ir už kortą labai profesionalus elgesys būtų ten tie apšilimai, ar valgyti gerai, ar miegoti ten pakankamai valandų, tai toks gal išsiskirimas buvo. Jo. Šiaip tenisas yra labai individualus sportas, tenka kovoti ne tik su varžovais, bet ir su savim. Taip. Tai kaip tau pačiam su psichologija, ar kažkokias knygas skaitai, kažkokius kursus, medituoji, kaip bandai auginti save, kaip ugdyti save? Geras klausimas, nes tų būdų turbūt yra begalė, kai visi savo turi, bet pripažinsiu, tikrai nesu toks kaip ar Nadalis, ar Djokovičius, ar tie top žaidėjai, kurie
labai stabiliai susitvarko su savo psichologinė būsena. Tikrai turiu sunkumų ir ypač sezono eigoje, ar tai būtų po 2 savaičių sunkių turnyrų, kad toks nukrenti biškį žemyn, ar tai būtų sezono vidury, ar sezono gale, tai visada yra tų sunkumų, su kuriais ne visada gali pilnai susitvarkyti. Bet tie būdai, tos turbūt technikos, tai labai bandai kalbėti su treneriais. Treneriai labai padeda, ypač treneris labai daug patyręs, 16 metų top 100 žaidėjas buvo, tai jisai padeda, pagrindai yra dalykas, kad jeigu būna tos negatyvios mintis ar motyvacijos mažai, ar stengiasi galvoti apie savo tos tikslus, susidedi konkrečius tikslus, ar tai būtų trumpalaikiai tikslai, ar tai būtų ilgalaikiai tikslai ir galvojant apie tos tikslus, stengtis turi žingsnis po žingsnio keliauti link to tikslo ir visai kažkaip pamiršti tas tokias negatyvias ar sunkes mintis, kurios tave trauktų atgal. Tai gal toks būdas, paskui aišku gali su artimais daugiau šnekėti, vis tiek padeda nebūti tokiam užsidarusiam, nes kartais būna, kad nori vienas pabūti, nors tai kenkia kartais. Ir tiesiog stengiasi rasti tame pozityvumo, kad, kaip ir sakiau prieš tai minėjau, kad tavo pasirinkimas, tavo darbas realiai, tu bandai dėl to mėgautis, tai visus tos dalykus kartu sudėjus į vieną susideda toks pozityvumo banga ir bandai ant jos laikytis. Taip. Tai užsiminėjai apie pačius tikslus, metai mūsų jau šitie į pabaigą, artėja 2025-ieji, tai ar jau buvo aptarta su treneriais, kokie sekančių metų tikslai? Ne, dar nieko nebuvo aptarta, tik tais taip preliminariai aptariam daugmaž apie sezono pasirašymą, apie kaip šitas sezonas siejasi, kas daugmaž gerai buvo, kas negerai. Tai... O dabar, kai grįšiu į Alicantę, į bazę, tai bus, manau, ilgas pokalbis, aptarimų, kaip ką tobulėsim, ką reikės tobulinti, kas gerėjosi, kas blogai, va tokie dalykai bus aptarta. Dabar tai tikrai nieko nebuvome apkalbėję. Aš gal tada iš kitos pusės paklausiu vis tiek. Kiekvienas iš mūsų mėgsta svajoti, mėgsta įsivaizduoti, kas mūsų laukia ateityje gyvenime. Tai ar turi kažkokią 5-10 metų viziją ar įsivaizdavimą, tarkim, ką aš tuo metu veiksiu ir 10 metų ne, bet gal 5 tokių metų į ateitį gal tokia vizija būtų, tai patekti, manau, į top 50-uką. Top 50-uką, tai manau, čia būtų mano didžiausias toks pasiekimas, turbūt tai pasakyčiau. Man kažkaip aplamai svarbiausia ne tiek, kiek trumpai čia patekti, labai gerai sužaisti, man toks didžiausias pasiekimas būtų taip stabiliai išsilaikyti ten aukščiausiame lygyje, tai patekti į top 50-uką ir jame ilgai išsilaikyti. Tai, stabiliai įdėti. Stabiliai, nes labai sunku tą padaryti. Ir kaip manai, ko dar trūksta, ar ką galėtum patobulinti, kad galėtum pasiekti tą 50-uką ir ten stabiliai laikytis? Man labai daug dalykų. Ar tai būtų techniškai, ar taktiškai būna, kad reikia patobulėti tikrai žaidimo skaitimas, sakyčiau, kad ir psichologijos patobulinimas, labai daug dalykų, nes būna, kad ypač tenise mažų detalių atrodo trūksta, čia aš labai šalia, bet mažų detalių trūksta, tos mažos detalės labai sunkiai pasiekiamas yra. Tai tokių pas mane ir aplamai pas daug žaidėjų, kurie bando pasiekti tą top lygį, yra daug tokių detalių, kurios susideda į vieną ir jas sunku įvykdyti. Tai jo, sakyčiau, techniškai, taktiškai, viską pabiški. Visko pabiški, mažas detalės. Taip. Ir dabar palauk, aukščiausia, kas iš lietuvių yra buvo, tai pats Ričardas, ne? Ričardas Barankis. Ir jis ir buvo 50, mane. Lygiai 50. Tai mano svajonė turbūt 49. Nu, bus ateityje. 5-10 metų pamatysi. Jo, tai Ričardas Barankis, ką yra pasiekęs, yra nerealu. O šiaip po teniso karjeras, ar turi kažkokių įsivaizdavimų,
ką galėtum veikti? Ar tai būtų treniravimasis, ar tai kažkokios akademijos įkūrimas, ar iš vis kažkur į kitą sferą? Dar anksti gal netgi galvoti, bet vis tiek kažką esi pasigalvojęs. Taip, esu tikrai galvojęs apie ateitį ir kaip ir sakai, manau, tikrai esu ne vieną kartą galvojęs ir kiek kartų galvoju, visada man viskas susijęs su teniso pasauliu, ar tai būtų, aš būčiau pats teniso treneris, ar kaip ir sakai, kokią nors akademiją kurti, arba kokią nors veiklą, kuris susijusi yra su tenisu. Tai mano čia svajonė, nežinau, kad ir nežaisti profesionaliai tenisą, bet vis tiek savo gyvenimą sieti su tenisu. Tai vis tiek kažkaip man visada apie tai eina mintis. O jūs įsivaizduoju Šiauliuose darbuotis, nu čia aišku tolimas klausimas, bet pats čia, kur norėtum Šiauliuose, užsienį? Tolimas klausimas, bet kiek iki dabar esu pagalvojęs, tai abejoju ar užsienį. Norėčiau turbūt vis tiek savo gimtinį, taip, tai... Prie močiutės maisto, prie tėvų šaltibarščių. Cepelinų prie šaltibarščių. Cepelinų ir manų košė, aišku. Manų košė, taip, tai jo. Kaip aplamai vertini Lietuvos teniso lygį ir ką mes turėtume galbūt keisti, ar linko daugiau eiti, kad pamatytume daugiau žaidėjų pasaulinėje teniso scenoje? Asmeniškai manau, kad teniso lygis Lietuvoje tikrai turi potencialą, nes sąlygos drastiškai ir kardinaliai keičiasi, jos tikrai tobulėja. Ypač Vilniuje, sostinėje tikrai labai daug galimybių atsirado, ypač kai naujų kortų pastatė, labai daug trenerių atsirado ir tų žaidėjų tikrai padaugėjo. Manau, ko trūktų, sulyginus su užsieniu, ten tarkime Italija. Italija turbūt viena iš stipriausių teniso tokių šalių. Tai nežinau, gal tokių vietinių daugiau turnyrų, kurie fokusuojasi būtent į profesionalius žaidėjus, kurie siekia to. Daugiau tokio, nežinau, gal varžybų tarp jaunimo, kurios juos ne tai, kad lieptų, bet tos varžybos vis tiek, kai tu varžybauji vienas su kitu, tobulėjai, tai tokių daugiau varžybų jo. Jo, o pakalbėjom apie Lietuvą, noris pakalbėti ir apie Šiaulius, tai kaip aplamai vertini Šiaulius kaip vietą tobulėti tiek teniso sportininkams, tiek kitų sričių sporto žaidėjams? Dėl kitų sričių nežinau, bet manau visai tikrai geras miestas, nes ypač regbis turbūt yra Šiauliai, regbio miestas yra Lietuvoje ir taip pat ir lauko tenise. Kiek iki dabar buvo, tai dažniausiai būdavo žaidėjai iškilę iš Šiaulių, Lietuvoje dažniausiai dominuodavo, o dabar manau, kaip sakau, kad sąlygos keičiasi ir Vilniuje labai daug galimybių atsirado, tai viskas susilygina daugmaž, bet Šiauliuose tikrai yra tų taip pat galimybių ir tų specialistų atsiranda daugiau. Manau, kad nėra čia blogai tobulėti tikrai. Jo, tai kaip tik dar ir pasistatė Šiauliuose padelio namai. Taip. Vieni iš paskutinių, man atrodo, Lietuvoje, nes Vilniui buvo, Kaune buvo, Klaipėdai buvo, netgi Mažeikiai turėjo. Tai Panevėžys, ar irgi turi? Panevėžys, jo. Tai ar pačiam tenka išbandyti padelio aikštelę? Retai, labai retai, bet norėčiau ir dažniau. Ir užvakar buvau užėjęs tą naują Vilmeros padelio namus. Tai labai įspūdinga ir labai buvau nustebęs, kad tiek daug žmonių, visi laikai užimti, jokio laisvo, ta prasme, tarpo, visi žmonės atrodo laimingi, žaidžia tą padelį, tai labai nustebęs tikrai buvau. O pats tai tikrai norėčiau daugiau, dažniau turbūt pažaisti tą padelį, nes smagus sportas, bent jau man taip atrodo. O kaip tavo požiūris, kokia tavo nuomonė apie tų pačių teniso žaidėjų išėjimą į padelį? Ar nemanai, kad šiek tiek tenisas gali nukristi ir padelis iššokti? Ar manai, kad čia viskas įsilygins, ar tiesiog čia tokia banga ir viskas liuks? Manau, kad nebus tokios problemos, nes, sakyčiau, užsienį galime palyginti su užsieniu, nes užsienį padelis daug anksčiau atsirado ir irgi buvo labai didelė banga. Turbūt ir dabar yra labai didelė banga to padelio,
Bet teniso žaidėjų ir teniso trenerių ar tų specialistų su tenisu susiję, tai jų tikrai nemažėja, turbūt gal net daugėja ir nemanau, kad ir čia bus tokia problema. Aišku, tikrai daugiau žmonių pradeda žaisti padelį gal negu tenisą, bet tas perėjimas iš teniso į padelį turbūt lengvesnis, tai nemanau, kad kažkada tai bus problema. Ką išmokai apie save per savo karjerą ir kaip tenisas formavo tavo asmenybę ir padėjo tau augti kaip žmogui? Ką sužinojau iš savęs, tai turbūt, kad esu be galo užsispyręs. Kartais turbūt net nesveikai, per daug užsispyręs. Tai... Ir manau, sužinojau būtent į sportą savo tas silpnybės, kas labai svarbu yra, kad galėtum jas tobulinti ir ant jų dirbti ir aišku ir tas stiprybės. Tai labai užsispyręs, labai greitai susinervuoju ar užsidegu per daug kartais. Tai... Degtukas? Jo, tai... Bet pamažu su laiku pradedu kontroliuoti daugiau. Tai taip, o kokia buvo kita dalis klausimo? Kita dalis klausimo buvo, kaip tau tai padėjo augti kaip žmogui? Taip, sakyčiau, kad labai padėjo, nes turbūt vien per tą tenisą, vien per tą sportą, per tiek daug metų, aš tiek daug dalykų sužinojau, tiek daug naujų žmonių sužinojau, susipažinau su tiek daug naujų žmonių ir tas dalykas, kad kiekvienas turi savo skirtingų nuomonių, skirtingų, rutinų, ten viskas susideda, tai patobulėjau pats kaip žmogus, nes kažką išmoksti iš vieno žmogaus, kažkokį pavyzdį blogą pamatai iš kito žmogaus, ko nereikia daryti. Tai va tokių dalykų, manau, tikrai padėjo augti kaip žmogui. Jo, tai kaip manai, ar pralaimėjimai padeda augti kaip žmogui, nes tenise tu neišvengsi pralaimėjimų ir ar turi kokį nors požiūrį, kad iš kiekvienos nesėkmės galima pasimokyti ir ar tai padeda ateityje? Turiu tokį požiūrį, bet po poros valandų tik pralaimėjimų, nes tik pralaimėjus man ypač kažkaip aš porą bent jau valandų labai pergyvenu, labai dažnai būnu piktas, gal labiau užsidaręs ir nenoriu su nieko kalbėti. Gal irgi ant to dalyko reiktų daugiau patobulėti, bet... Bet čia karštos emocijos, žinai. Jo, čia karštos emocijos. Po kelių valandų supranti, kad čia tik tobulėjimo procesas, kad čia viskas normalu. Tie pralaimėjimai, kaip ir sakei, tenise neišvengiamai, kiekvieną savaitę realiai praloši. Tai toks... Kai su tuo susitaikai, kai supranti, kad neišvengsi pralaimėjimų, tai tos pralaimėjimus ir priemi kaip tobulėjimą, kaip tobulėjimą, savo klaidų taisymą. Kokia tavo iki šiol didžiausia pergalė teniso karjeroje ir skaudžiausias pralaimėjimas? Didžiausia pergalė tai turbūt buvo šį sezoną, tik nepasakyčiau gal. Sunku įvardinti, kuri tiksliai. Turbūt man didžiausia pergalė aplamai visas tas sezonas buvo. Labai geras atsakymas. Taip, tai... O jeigu taip smulkmeniškai pasakyti, tai turbūt tas Challengerio titulas buvo, nes atėjau nusiteikęs tiesiog kovoti kiekvieną mačą ir toks labai netikėtai laimėjau, atrodo. Tai labai geras pasiekimas, kurio labai džiaugiuosi dar iki dabar. Tai... Džiaugiasi ir šiauliai visi. Taip, ir šiauliai, ir visa giminė. Tai labai dėl to smagu, skaudžiausias tiksliau pralaimėjimas. Vienas iš skaudesnių tai buvo šį sezoną, kai patekau didįjį kirtį į US Openą. Ir paskutinėme kvalifikacijos rate, nes prieš tai du mačus labai gerai žaidžiau. Paskutinėme kvalifikacijos rate turėjau tikrai šansų ir jeigu būčiau ramiai su daugiau kantrybės žaidęs ir prieš labai daug patirties turintį žaidėją, manau, tikrai turėjau šansų laimėti, tai toks ir būčiau patekęs į tas pagrindinės varžybas. Tai tas pralaimėjimas tikrai buvo skaudus
bet aišku, neilgą laiką. Atsimenu, buvo jauniuose, pirmas patekimas į pagrindinės varžybos irgi didįjį kirtį, bet čia jauniuose į Roland Garros Paryžiuje, tai ten laiminėjau praktiškai visą mačą ir paskui viskas kardinaliai pasikeitė ir pralošiau tą mačą, tai ten turbūt savaitę liūdėjau, kažkodėl jo įsiminė labai tas pralaimėjimas, turbūt apie savaitę taip rimtai liūdėjau, nekalbėjau, tai toks įsimintinas buvo pralaimėjimas. Tai apkeliavai Paryžių, apkeliavai Ameriką, Argentiną, Kroatiją, Portugaliją, Ispaniją ir dar daug neįvardinsiu, bet sutik su manim, Šiauliuose vis tiek geriausia. Šiauliuose tikrai taip geriausia ir maloniausia visada grįžti. Teisingai. Viliau, ar turi kokį nors mėgstamą žaidėją ar devaitį tau augant, kurį vis laik stebėdavai, palaikydavai, sekdavai jo pavyzdžių, mokindavais jo technikos ir su kuo norėtum susitikti aikštelėje? Čia geras klausimas, nes turbūt ta istorija prasidėjo mano gal į užsienio iškeliavimą dėl mano dievaičio, nes tuo metu atsimenu, kai buvo man 8 metai, turbūt dievaitis buvo Rafaelis Nadalis. Ir aš atsimenu, labai norėjau tokias pat raketas kaip jis. Ir ji buvo man visiškai, per sunki, aš su tokia dar negalėjau žaisti, per mažas. Ir atsimenu vis tiek, tėvų išprašiau, tėvai patikėjo manim, kad reikia nupirkti tą raketę, reikia žaisti su ją. Tai kai tik įsigijau tą raketę, atsimenu, labai pasikeitė mano technika, laikymas į blogąją pusę, nes nenulaikiau, realiai galima sakyti taip, kad nenulaikiau savo, raketės. Yeah. Tai ten buvo gal 30 gramų per sunki, atrodo nedaug, bet labai daug. Tai viskas pasikeitė mano technika ir tada, kaip sakiau, atvažiavo tas graikas. Pamatė, kad turiu problemų ir labai niekaip neišėjo jos pakeisti mano technikos tos problemingos. Tai tada vien per tai, kaip ir sakiau, dėl Rafaelio Nadalio aš išvažiavau į užsienį ir ten pakeičiau savo techniką, ten grįžau jau per savo normalios technikos. Tai ir taip ir viskas ir prasidėjo. O tada kažkaip atsirado toks, Dominikas Timas, Kasper Rudas. Jie iki dabar jau labai ilgą laiką mano turbūt idealai, nors Dominikas Timas šiais metais baigė karjerą, bet... Neišlaukė tavęs dar, ne? Jo, tai labai jos žiūriu kaip idealus, nes labai panašiai stengiuosi žaisti kaip jie. Tai o kas tave labiausiai žavė jų stilistikoje žaidimo? Ar tave žavė ta stilistika jų žaidimo, ar aplamai ta už aikštelės žmogaus persona? Manau, abu dalykai, nes dabar, kaip pasakei, tai pagalvojus, šitie du žaidėjai labai yra, kaip pasakyti, nesusireikšmė, labai paprasti, jokios arogancijos, labai visą nusišypsos tau. Humble. Tai jo, humble, tai labai geras ir pavyzdys, tai irgi dėl to idealai. O toliau tai nes dėl žaidimo stiliaus, taip, tai ta taškų struktūra, tas iš dešinės dominavimas, apibėgimas visą laiką iš dešinės ir tie smūgiai, tai manau, mano žaidimas panašus yra į jų, tai dėl to, manau. O kai žaidži visuose challengeriuose, turnyruose, ar jauti savo gimtojo miesto palaikymą ir ar jis daina ten iki tavęs, būnant Argentinui, Ispanijai, Pietų Amerikai? Taip, tikrai daina. Tik atsimenu, buvo kažkoks laikotarpis, kad jo labai daug padaugėjo. Kai, aišku, normalu, viskas normalu, kad labiau iškilau, labiau rezultatų parodžiau daugiau, tai tada to palaikymo daugiau buvo, nes pagrindė buvo tas palaikymas iš artimo rato, ten šeimyna, visa giminė, draugai, tie vaikystės, su kuriais pirmą klasę jau, tai iš jų tai visada palaikymo buvo. O sakau, kai daugiau rezultatų atsirado, tai tada ir labai daug palaikymo ir iš kitų atsirado. Iš esmės... bet daug labai iš gimto miesto. Jo, iš esmės visuose sportuose, žinai, po tam tikro rezultato, tam tikro pasiekimo visą laiką išauga ta siekėjų bazė ir to palaikymo vis daugėja, su kiekviena pergalė vis daugiau. Normalu.
Vėliau, jei galėtum pasirinkti bet kokį žmogų, ar tai būtų aktorius, dainininkas, žinomas Šiaulių žmogus, influenceris, ką norėtum pasikviesti čia į Šiaulių teniso akademiją sulošti vieną mačiuką? Norėčiau, nežinau, neturiu tikslų žmogus, bet iš visiškai kitokios sporto šakos žmogų, ar tai būtų regbis, įdomu būtų, nes visiškai kitokie judesiai, tas sudėjimas, tai visai norėčiau gal su kokiu regbistu, tarkime, pažaisti. Mes turėjom pirmoji tinklalaidį Kęstutį Karabauską, tai galėtume ir su juo. Nepažadam, bet tolimoje ateityje, kai Vilius grįž, galėsim padaryti ir kažkokį vlogą, kas su tuo susijusi. Linkėjimai Kęstučiai. Linkėjimai. Ar buvo tokia kelionė į turnyrą, kurios metu nutiko kokiu nors linksmų ar keistų situacijų, apie kurias galėtum pasidalinti? Buvo Jauniuose, dar kai to nebuvo tokio profesionalumo, ten daug tokių istorijų, kad bemiegios naktis, kažkas tokio, tai dabar sunku prisiminti, jeigu ilgiau pagalvočiau, gal kažką prisiminčiau. Yra tekę pramiegoti treniruotę? Turbūt ne, gyvenime nesu pramiegojęs treniruotę. Buvo šiais metais, turbūt metų pradžioje, kad išvažiavome su treneriu į varžybas ir gavosi taip, kad treneris labai stipriai susirgo ir toks labai keistas momentas, nes išvažiavom kartu, bet jis viešbutį buvo, aš varžybose, ten kortose, tai toks momentas irgi keistas buvo, bet sakau, dabar prisiminti labai sunku, turbūt ilgiau pagalvoti reikia. Tu ant to sekančio, kai grįši su Kęstučiu, kai vlogą filmuosim, papasakosi daugiau. Jei turėtum galimybę pakeisti bent vieną taisyklę tenise, kokia jį būtų? Ar patobulint, paturbint, kažkaip kitaip padaryti? Esi galvojęs kažką tokio? Pirma mintis tai atėjo apie jaunių taisyklės, nes anksčiau dvi taisyklės, aišku. Anksčiau būdavo taip, kad kvalifikacijose, kai žaidžiamas trečias setas, žaisdavo pilną trečią setą. Yeah. O dabar padarė, ne dabar, bet čia seniau jau padarė, kad trečias setas žaidžiamas tik iki 10 taškų. Tai man tas nepatinka, nes tokia realiai loterija būna. Yeah. Tai norėčiau pakeičiau tą pilną setą ir pakeičiau taisyklę įvedė, man labai asmeniškai nepatinka, kad... Čia dabar neseniai ją įvedė ar kažkaip? Tiksliai nežinau, gal prieš 5-6 metus. Tai... Čia jau tam profesionaliam lygiai, ne? Jauniuose. Jauniuose dar. Tai kad pirmas servas ar antras servas, jeigu servuoji ir jeigu nuo tinklo įkrenta į kitą pusę, tu laimi tašką. O profesionaliame sporte nėra taip. Kartoji servą. Tai jauniuose yra tada? Jauniuose užskaita iš karto tašką, tarkim. Ten labai svarbus taškas, tu paservuoji nuo tinklo ir įkrenta ir toks. O kodėl čia taip? Nori sutrumpinti žaidimo trukmę per ilgai. Tai, o turbūt profesionaliame sporte, tai kai kur nebepatinka, kad dar aš daugiau laiko užtrunku, tai nemažai spėjimų gaunu iš teisėjų, kad per ilgai užtrunku nuo taško iki taško. Būna 25 sekundės, bet labai jos griežtai pradėjo žiūrėti. Tai gal dėl to, nes kol nueini, būna, kad neleidžia rankšluosčio naudoti, kad žmogus atneštų rankšluostį, tai pats turi nueiti, tai baigi tašką, visas uždusęs, nebėra jėgų, turi nueiti iki rankšluosčio, nusišluostyti, pakvėpuoti ir tada grįžti, jau praėjo daugiau nei 25 sekundės ir tada įspėjimą gauni. Tai man toks šitoj vietoj biškai gal arba pailginčiau, arba padaryčiau gal, kad netaip griežtai žiūrėti tokį dalyką. Tai tarkim, tu gauni įspėjimą, jeigu gauni antrą įspėjimą, tu gauni kažkokių nuobaudų ar kas? Su tuo laiku, jeigu gauni įspėjimą dėl laiko, 2 įspėjimus, tarkime, tai tada nuima tavo pirmą servą. Tame, būtent tam taške nuima pirmą servą, turi nuo antrą servą pradėti. Tai toks, nėra dar tai buvo, bet visada gaunu vieną įspėjimą ir tada stengiuosi greičiau viską daryti. Bet atsimenu, kai laimėjau Challenger'ą tą titulą, tai varžovas gavo 2 ar 3 įspėjimus, tai pradėjau nuo antrą servo. Tai net pats nepasijaučiu labai gerai, nes nelabai sąžiningai atrodo. Šiaip įdomi taisyklė, dar nėra tekę girdėti. Taip. Tai įdomu. Daugiau taisyklių nekeistum? Kol kas neateina niekas. O Viliau, kuri aikštės danga tavo nuomonė reikalauja daugiausiai fizinių pastangų ir kaip susitvarkyti su tuo?
Tai yra, kokie dangų tipai yra? Gruntas? Yra gruntas, kietoji danga, hardas vadinamas. Ir yra žolė, tikra žolė. Tai čia tie Wimbledono, ne? Wimbledoną dar prieš Wimbledoną porą turnyrų jau daro ant žolės tikros, tai aš nesu labai daug patyręs, bet esu žaidęs tikrai ant žolės jauniuose. Tai man asmeniškai labiausiai fiziškai reikalauja ant žolės žaisti, nes atsimenu, pirmom dienom pasitreniravus, sekančią dieną labai skauda raumenis, nes turi labai pritūpęs būti, negali čiuožti, labai turi ant pirštų galiukų vos bėgti, nes prisižiūrėti ten gali paslysti, taigi, daug reikalauja. O toliau, manau, gruntas, tokias ištvermės daugiau reikalauja, nes daug ilgesni taškai, lėtesnis žaidimas. O tu ten ta žolė, pavyzdžiui, kur minėjai, kad Wimbledonas visi tie turnyrai, žolė natūraliai tenais ar kažkokia dirbtina? Ten natūrali žolė, bet jinai taip prižiūrėta, taip gražiai nukirpta, kad atrodo žaidi kaip ant sintetinės žolės, kad būtų kaip padelio kortai kokie. O kuri danga pačiam smagiausiai ir ant kurios jautiesi geriausiai? Vienareikšmiškai gruntas. Gruntas, ne? Laukas, taip. Ir geriausi rezultatai ten, ir aš ten geriausiai jaučiuosi. Tai jeigu reiktų dėti reitingus palei dangų tipus, kelintas būtum, čia taip, pamastymai. Gruntas, žolė ir kietoji danga. Ant žolės turbūt būčiau tikrai toli reitinguose. Ant grunto sunku pasakyti, bet... 49, ne? Jo, 49. O ant hardo tai vidury tarp 100, 150, top 100, kažkas gal tokia. Taip pačiam grunto Ispanijoje ir daugiausiai yra greičiausiai, ne? Jo, gruntas daugiausiai ir dar kas svarbu, man bent jau labiausiai patinka, kai labai karšta, labai didelė drėgmė, kai labai reikalauja daug ištvermės, valgymo, daug gėrimo, elektrolitų, aš manau, prieš daug varžovų esu laimėjęs tik dėl to. Tai Viliau, artėjom į pabaigą, norėčiau paprašyti tavęs paskutinio prašymo, tai koks didžiausias patarimas visiems žiūrintiems, visiems žmonėms, kurie nori pasiekti savo svajonių? Sakyčiau, kad neperskubėti, kad jeigu yra labai svarbu, aišku, turėti didelę viziją, kad aš noriu ten būti geriausias, pirmas pasaulyje, bet svarbu labai, bent jau aš taip manau, kad susidėlioti tokius trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus, tai aišku, labai svarbu. Tai manau, neperskubėti ir tikslingai siekti tokio proceso, nebijoti to proceso, gal taip galėčiau pasakyti, nebijoti proceso, nebijoti tokių sunkumų, nes visada jau bus ir labai sunkių bus, tokių duobių, gilių, kurie krisi jau nebenori nieko, bet suprasti, kad tai yra procesas ir visiškai normalu ir neperskubėti, nepriimti sprendimų per greitai. Tai toks būtų gal patarimas. Kaip ir yra sakoma, kad visą laiką tas pats procesas, tas ilgas, yra daug širdžiai maloniau nei tas galutinis pasiektas rezultatas. Aišku, kuris irgi yra malonus, bet tas procesas tau vis tiek įsimins labiau. Taip. O pats savo tikslus, trumpalaikius, ilgalaikius, žymies kažkur namie ant lentos, ant šaldytuvo klijuojas, kad vis laik kiekvieną dieną matytum, ATP 50, vis kiekvieną dieną stipriau dirbu. Anksčiau taip nedarydavau, bet nesenai pradėjau daugmaž užsirašinėti viską, tai manau tikrai daug labiau padeda ir užsirašai, tarkim, pavyzdžiui, ten, kad ir smulkmeniškai, ten šiandien treniruoti jokio keiksmažodžio nepasakysiu. Tai va tokie, ir kai... Gyvendint pavyksta? Jo, pavyksta. Aišku, ne visada būna tų, kai bloga diena ofise, bet stengiasi tai vykdyti, o paskui nuo to tikslo perinant biškį didesnio, manau, taip ir tobulėja toliau. Tai va, su mumis buvo Vilius Gaubas, labai dėkojom, kad atvykai, Viliau, bet prieš atsisveikinimą
Dar noriu pagirti su puikia nauja išvaizda, pakeistas įvaizdis prieš naują sezoną, taip. Taip. Ir čia šatautą norėčiau skirti tavo sesijai, Mano sesijai, taip. kuri buvo ir mano klasiokė, tai Rusnė. Tai jeigu kils klausimų, įmetu čia Instagramo hashtagą. Dabar jinai apsistojus Vilniui, taip? Taip, apsistojus Vilniui, tikrai ateikit, apsikirpkit pas mano sesę. Ar jeigu norite ir nusidažyti plaukus. Tai va, arba norit pasiruošti naujam sezonui, ar tai būtų krepšinis, futbolas ar tenisas. Taip. Tai va, visų lauksime pas Rusnę, o tau vėliau gero likusio laiko Šiauliuose, kuriuose dar bus iki sekmadienio, ne? Ne, šiandien Ai, šiandien išvažiuoji. Nu, prieš išvyką Šiaulių teniso akademija tau dar turi dovanų, tai nusivešk į Vilnių, pasidėsi, kur jau norėsi ir... Gerai. Ir jo, vėliau, geros išvykos. Ačiū Jums, buvo malonu, ačiū, kad pasikvietėt. Iki sekančių tinklalaidžių kitose epizoduose. Iki.